Sveiki, mėly mūsų internetinės televizijos žiūrovai. Dabar randamės mes unikaliam, dar vienam, kaip čia pasakyti, tilte, žvėrių tilte. Įdomu, pavyzdžiui, žmogui net einant po šito tiltu, kas serga tą vadinamąją ligą klaustrofobija, nelabai malonu, nes viršui ūžiančias mašinas sudaro tokį uždarumo jausmą. Pasivaikščiojom mes po šito tilto, perėjom jį pirmyn atgal ir jūsų teismui, samprotavimui sakom. Visgi, kad pagal viską tai išmestos milijoninės lėšos į niekur. Jeigu anam pačiam priekį dar mes pėdeles matėm vienos kitos stirnytės, bet praktiškai jų paeita porą metrų ir matosi nuo triukšmo, nuo baimės, to ėjimo į tunelį, jos visos apsisukusios ir grįžusios atgal. Čia jau, kai praėjom visą tunelį, nei vienos pėdytės, nei stirnytės, nei šuniuko, gal katytė kokia čia prabėgo, bet jinai bėga nepalikdama pėdų. Daugiau, nei vieno, vaikštom kiek nuo pat pradžios tilto ir tada ir sakom, ar tai kartais protingai sprendžiam kai kuriuos klausimus. Mes kilsim į viršų ir pasižiūrėsim, kiek naudingos dar mūsų tvoros, tos, kurios ištisai dabar jau tęsiasi. Praktiškai yra kaip žvėreliai, mūsų yra kaip koncentracijos stovykloje uždaryti vieni vienoj pusėj, kiti kitoj pusėj. Gamtininkai kai kurie, taip pašneka prieštaraudami, sakykim, oi, tai mes labai daug išgelbstim tenai. Kiek tas daug, aš nežinau, ar kas gali paskaičiuoti, tenka matyti kaip tik pro mūsų, visgi žmonės ne visada uždaro tuos vartelius, ar per tarpus įbėgęs žvėrelis ar stirnytė dažniausiai į vidų autostrados. Jinai tada jau iš tikrųjų, ten jau jinai pasitinka savo mirtį, nes ji neberanda kaip išeiti ir jinai blaškos ir pakliūna po ratais. Ir tada dar antrą dalyką, tada kalbėkim, o kaip, pavyzdžiui, jų populiacija tų žvėrelių. Jeigu vienoj pusėje uždaryti jie vienoj pusėje, sakykim, patelė vienoj pusėje, patinas kitoj. Jie gal dar ne visi yra tie, kaip čia, gėjai, lesbietės, jie nori poruotis natūraliai, taip kaip gamtoj. Ir ar tokiu būdu tvorom, galbūt išgelbėdami, aš nesakau, kad išgelbstėme gal vieną, bet mes prarandam galbūt tūkstančius. Tęsiam mūsų laidelę, kaip palengvinti žvėrių gyvenimą ir bandau eiti žvėrių keliais. Galbūt pasiseks. Jie turbūt čia vaikšto kasdieną, jiem tas specialiai čia ir padaryta. Bandau lipti. Jo. Aš dabar vaidinu briedį. Oba! O, šiaip, oba! Ir taip, o! Jo. O, galva sukasi, bet aš briedis. Aš užlipau. Kodėl, briedžiai, jūs nei vienas? Nei vienas jūs neinat mano pėdom. Aš galvoju, kad aš einu jūsų pėdom. O dabar, o Dieve, o tai ką man dabar daryti toliau? Kur? Šokti? Jūs turbūt bepročiai žmonės. Jūs iš proto išėjot. Jėzau, taigi čia grinais nusižudyti tik tai belieka. O viešpatie, jo, čia jau ne aš sakau, čia briedis sako. O viešpatie, dzinguliukai, ką jūs čia pridarėt? Jūs proto neturit, dzinguliukai. Ne, proto bokšto pinigų ištaškymui nerasta.
Ir kas čia taip liepia daryti? Sako, lyg tai Europos Sąjunga. Jo. Jeigu jinai taip liepia, tai tegu jinai pati. O, ne, ten aš nešoksiu. Einu atgal, geriau žūsiu po mašinos ratais. O gal nežūsiu? Gelbėkit mane. Kas čia per beprotį sugalvoja žvėrių savižudžiui? Och tu, gerai, kad stulpas dar mane sulaik. Jo. Sumastyti tokį dalyką ne kiekvienas turbūt gali. Čia turbūt daug komisijų, valstybinių, vyriausybinių susirenka ir priima genialius sprendimus. Norėčiau pamatyti čia tuos projektuotojus, laipiojančius ir šokinėjančius tenai. Jo. Užsikorus brėžia takais, aš ir pats suprantu, kad laidelė man ne dzin labai reikalinga. Nes dzinguliukų, tiesiog kiekvienam žingsnį. Laidelė pasirodo reikalinga. Ačiū žiūrovai, kad jūs žiūrit ir būnat su mumis.